Gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Mūsų medžiotojų draugijai atgyjo tradicijos senos, labai sveikintinos. Kiekvienas skyrius kiekvienais metais daro šventę savo, suburia savo klubo narius, pasidalina patirtimi, mintimis, pailsi, pasidžiaugia rezultatais, medžioklės, istorijomis. Ir neišimtis ir Alytaus draugija, ir iš tikrųjų aš jau kelintą kartą čia dalyvauju. Tai tikrai puikus susibūrimas, puikiai šventė ir labai džiugu būtų, kad niekas iš pašalės netrukdytų toms šventėms, o mes jau patys kažkaip tai susibursime. Tai aš noriu ir pasveikinti alytiškius su šia švente, palinkėti geros nuotaikos, kas svarbiausia, užmiršti kasdieninius rūpesčius ir šiandien pasidžiaugti, kad esame visi drauge. Problemų šiuo metu tikrai nėra. Yra nusistovėjęs jau santykiai tarp ūkininkų, tarp medžiotojų, priimti sprendimai prieš beveik 10-metį davė teigiamus rezultatus, labai pagausėjo faunos, sumedžiojimai ir visa kita. Ir mums medžiotams visiškai nesuprantama, kada keičiasi kadencijos, ateina kažkas tai ir būtinai nori kažkokios tai pertvarkos, kurios nereikia. Jeigu yra viskas normalu, kam trukdyti normaliai vystytis įvykiams. Pritaikyti vienam klubui visą Respubliką. Tai aš nežinau, jeigu pritars tokiam reikalui ir Seimas, tai aš jau tada nuo komentarų susilaikau. Bet aš manau, kad sveiko proto užteks ir nepritars vieno žmogaus įnoriams pakeisti visą Respubliką pagal jį patį vieną. Žodžiu, šiandien mes turime paruošę medžiotojų Alytaus draugijos šventę, į kurią susirinko, kaip matysime, gana gausus būrys medžiotojų, jų šeimų narių, jaunimo, kuriems tai yra tam tikrų atžvilgių, matoma irgi jaunimui pamoka, tai yra kolektyvizmo, tokio tarpusavio supratimo, bendravimo ir noro, vienu žodžiu, pažinti gamtą, pažinti mūsų krašte gyvenančią gyvūniją. Medžiotojai visi pasiruošė šitai šventei, atitinkamai paruošė savo stovyklavietės. Stovyklavietės daugumą būrelių ir klubų papuošė savo medžioklės trofėjai įsigytas, būtent medžioklėse mūsų krašte Lietuvoje, Dzūkijoje. Tai labai malonu, yra, kaip sakyt, lyg ir atvaizdas tai, ką mes turime savo krašte, savo, vienu žodžiu, medžioklės ūkyje. Na, visumoje medžioklės, vienu žodžiu, šiuo metu įstatyminė bazė reikalai yra truputį kaip ir tokiam nesvarumo būklėje, tai yra nežinioje. Šiandienai mūsų medžiotojų santykiai su bendruomenėmis, su miškininkais, aplinkosaugininkais, žemės savininkais ir tarp medžiotojų nusistovėję tikrai geri draugiški santykiai, konfliktinių situacijų labai nebedaug yra, praktiškai galim sakyti jų nėra. Nemanyčiau, kad radikaliai reikėtų keisti tą įstatymą, tačiau tai yra dabar laukiama rudens sesijoje, matysime, kaip pakryps. Aktyviai ruošiame savo alternatyvus projektus ir siūlome, kaip galima amortizuoti tokius radikalius sprendimus. Dabar padėkos raštu apdovanojama Ramūną Paškevičių už aktyvų dalyvavimą Alytaus medžiotojų žvejų draugijos veikloje ir medžioklės tradicijų puoselėjime bei taisyklingos medžioklės propagavimą. Paplojam. Ačiū.
Rimantas, esu iš Simno medžiotojų klubo. Čia mano kolegos medžioklės, čia mūsų palapinė. Turim virėją, verda kašlamos. Tokių švenčių tai tikrai reikia. Tikrai kas metai tai labai būtų gražu. Buvo, kad eilę metų ir nerengė šitų švenčių, bet dabar 2 metai. Čia pat vyksta šventė, matyti ir pasiteisina. Tas dalykas susirenka gana gausus būrys mūsų medžiotojų ir draugų. Aš pavyzdžiui, atvažiavęs su žmona, dukra, anūkė ir atsivežiau. Kas gali, tas dalyvauja. Čia nėra niekam uždrausta dalyvauti, čia reikia tik turėti noro ir laiko paprasčiausiai. Esu aistringas medžiotojas, medžioju seniai apie 30 metų. Ar jau šnekėt ar ne dar? Apie 30 metų medžioju ir šito šventės buvo anksčiau ir patinka ir dabar jos tinka. Yra tik tai mažas noras, kad šita šventės būtų masiškesnės, kad jos būtų organizuojamas didesniu mastu, kad matytų žmonės, eiliniai žmonės matytų, ką medžiotojai veikia. Kad jie ne tik tai medžioja, šaudo žvėris, o ir švenčia gražiai, ir moka pašvęsti, moka pagaminti, maistą moka gražų pagaminti skanų ir turi trofėjų įdomių. Tai vat norėtų, kad daugiau būtų, kad jos būtų ne tik tai medžiotojų tarpe, bet matytų daugiau visuomenė. Visi mes irgi tą patį stengiam, organizuojam, kad daugiau kolektyvų dalyvautų, paprastų kaimo gyventojų, kurie dar šiek tiek supranta, aišku, miesto gal ne tiek žmonės supranta, kad atrodo medžiotojai baisiausi žmonės jie tik žudyti sugeba, bet pasirodo ne. Ir šventės mokam suorganizuoti, ir su šeimom dalyvauti jose ir būtų malonu, kad aišku, kuo daugiau prisijungtų jų. Medžiotojai, sakykime, kaip tam tikra visuomenės dalis, jie turi tam tikrą kultūrą ir tai yra dažniausiai visuomeniai parodoma per, sakykime, medžiotojų šventes, kurios dažniausiai vyksta vasarą. Ir šiuo metu mes esame Alytaus regione prie Alovės ežero, kur taip pat vyksta Alytaus medžiotojų šventė. Ir aš labai kviečiu visus tiek medžiotojus, tiek medžiotojams prijaučiančius, tiek, sakykime, bičiulius arba besidominčius medžioklę atvykti daugiau šitą šventes ir pamatyti, kas iš tikrųjų tai yra ta medžioklė. Na, šiandien tikrai labai graži šventė, medžiotojų sueiga. Čia ne tik jų pasidalinimas savo patirtim, bet taip pat ir pasidžiaugimas be jokio pavydo tuo, ką jie veikia visus metus. Na, o aš esu medžiotojo žmona, jau daugelį metų mano vyras medžioja. Ir jeigu iš pradžių labai pykdavau ant jo už jo potraukį, tai dabar jau susitaikiau su šitą jo pramogą ir manau, kad tegul tie mūsų vyrai geriau eina medžiot, tegul juda, tegul džiaugiasi gamta, tegul moko mus, savo šeimos narius taip pat pamilti gamtą, nes medžioklė tai ne tik kraupus dalykas, bet taip pat ir grožis. Tai tuo įsitikinam ir šiandien, matydami tiek daug gražių medžiotojų ir jų trofėjų ir šita šventė dėl to yra labai graži. Na, o iš savo patirties galiu pasakyti, kad pati esu žvejė, vyras išmokė žvejot, tai bendri pomėgiai artina šeimą, stiprina, na, susirandam daug bendrų draugų. Tai tikrai galiu pasidžiaugti šiandien ne tik gražių orų, bet ir šitą labai gražią šventę. Ir papildant žmoną, per eilę metų medžioklės jinai išmoko šaudyti labai gerai irgi iš orinio šautuvo ir vyksta dažnai varžybos, o varžybose labai dažnai arba į pirmą trejetą į prizininkus papuola žmona ir aš tuo džiaugiuosi. Kartais ir labai dažnai su tuo šautuvu, kuris mažai pavojingas, bet sportiškas, jinai nugalėtoja yra. Tai tas labai irgi džiugina ir kad nėra tokios didelės priešpriešos tarp šeimoje. Tokios tradicijos susiklostė ir vertinant tą visą gyvenimą kaip medžiotojo kartu santykyje su gamta ir gamtos tais dovanom tokiom.
kuriomis džiaugiamės. Ir išmoko žmona labai įdomių ir savo specifinių kulinarinių receptų, kuriais ne tik tais pavaišina draugus, bet ir pati šeima džiaugiasi. Tai aš dėkingas visiems draugams, medžiotojams ir palinkėčiau geros sveikatos, kad nebūtų negandų, kad nelaimių neatsitiktų, kad visi būtume draugais, bičiuliais ir geros sveikatos visiems. Alytaus gidas populiariausias portalas